Emmy, where we going? Where we going? Tell me fast. To the ATM. Yes. Yes, we're going to the ATM because yesterday, what happened yesterday? I got tired. No, it wasn't your fault. It was that it was too late, and we went looking for ATM, but we couldn't find the way. And today we have a new beginning. We have a new chance. To go to the ATM. Yes, because today is a new day. And we have no cash. And there are some places where they do not accept Bitcoin, right? Einam iki ATM. Mes einam dabar iki ATM, nes faster, Emmy. Nes vakar nesugebėjom nukakti tenais. No, not this one. We're going somewhere around. You hold tight. Čia tokios kavinukės, kuriuose labai pigus maistas. Kokosai. RM6, RM5 yra 1 euras. Daug kietų mašinų, žinokit. Pilna kietų mašinų, kietų mocų, labai geri keliai ir pigus benzas. Tai, man atrodo, tas turi įtakos. Kažkaip, wow, the shit. Oh my god, yeah. It's something like, I don't know, Cadillac or, old school American stuff. I don't even know what that Nu va, ta prasme, Porschai, Ferrariai, sportiniai, pilna kietų mašinikių. Va, tai noriu pasakyti, kad likau maloniai nustebintas, nes Malaizija, nes Kuala Lumpūras nebuvo mano planuose visai. Buvo tarpinė stotelė, bet esmė tokia, kad Vietnamas nedavė Emmy vizos laiku. Man, kadangi aš iš Europos, man ten jokių klausimų, nieko. Padaviau paraišką, bach, viza iš karto yra. Ne? Emmy 1 kartą atšaukė, net nepasako priežasties kokios. Tiesiog, suprantama, restricted country, nes iš Afrikos. Ten labai, tikriausiai mano, kad nori pasilikti ten pas juos ar emigruoti į Vietnamą. Bet neduoda. 1 kartą atšaukė, 2 kartą atšaukė. Ne tai, kad atšaukė, jie sako, patikslink vizą. O to vizoj viskas užpildyta perfekt. Pas ją užpildyta viskas labiau negu pas mane. Buvo. Tai atsiradom Kuala Lumpūre. Ir, kaip sakau, visai nesigailiu. Nei sekundės. Man čia patinka. Civikas. In general, it's just yeah, just cool. I think it's okay. Oh, mano katinas. My cat. Oh my god. Yeah, I see. There are so many black ones here. Yeah. Nu, žiūrėkit, stovi aparatai. Vienas už kitą kietesni. Čia, nežinau, čia irgi Honda ar kas čia tokio. Jūs man pasakykit, kas čia per mašina šis. Va tokių va yra. Bach, čia pjautuvas. Automobilio logo. Automobile is car? Yeah, vehicle. It's like automobile. Yeah, like automobile. Yeah, Yeah, because automobile. that's literally English.
Kas čia per raudonas aparatas? Va šitą mašiną, kas čia daugiau. What is this? Proton Saga. Proton Saga, what the hell? Gyvenime nemačiau šitas mašinas. Gerai, man reikia dabar mapą įsijungti. Tai mes gyvenam va tame pastate kažkur. Ir pilna čia tokių pastatų, daugiau aukščių. Spėkit, kas čia heb. Čia yra gyvatė. Čia yra. Hang on, it's so huge. Gerai, matot vėl greitkeliai tenais. Mes einam iki degalinės dabar, nes tenais yra bankomatas. Tai mes bandom pasiekti degalinę, kuri yra kažkur čia. Bet tuo pačiu metu čia toks labirintas. Toks labirintas, kad tu nesupranti, kur eiti. Juokinga situacija, heb. Mes einam ieškoti to ATM-o. Nu ir ten jisai yra degaliniai šalia greitkelio. Ir nuo greitkelio gyvenamasis rajonas aptvertas aukšta tvora. Ir mes to negalėjom žinoti. Tai mes nueinam tenais ir neįmanoma patekti prie tos degalinės. Ir aplinkui irgi kelio nėra. Ir pas mus yra tik tais 10 jų pinigėlių. And how does the currency call here? Some yeah, but the full name. Hollies and ringgits? Ringgits. Ringetai. 10 ringetų tik tais turim. Ir radau, kur yra ant mapo kitas ATM-as. Ir kad įsikviesti Boltą kainuoja 16 ringetų, o mes turim kišenį tik tais 10. Tai mes dabar einam atgal tokį atstumą, kad Boltą įsikviesti mums kainuotų 10 ir nuo tenais važiuosim. O dar juokinga, kad norisi gerti ir nėra vandens, bet jeigu vandens nusipirksim, tada reikės eiti dar toliau, kad galima būtų išsikviesti taksą. Va, žiūrėkit, apie ką kalbu, sakydamas, kad daug greitkelių ir jie persipina. Čia, iš čia matosi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ir dar va tenais užsisuka, žodžiu, ir jie visur, ne, po visą miestą, va, tai va, kaip makaronai tie greitkeliai. Aišku, susisiekimą palengvina belenkaip. Bet praeitą kartą taksistas turėjo rūpesčių mūsų išleisdamas, nes ne ten pinas buvo nurodytas ant mapo. Ir tada jisai turėjo važiuoti to greitkeliu labai toli, kad apsisukti ir grįžti atgal. Mums pavyko nusigauti iki bankomato ir parsiradom atgal netoli savo namų kavinukai. Užsisakėm rožinių kokteilių ir maisto. Ir čilinam, laukiam maisto. Aš pasiėmiau jūros gėrybių, Emi pasiėmė ryžių su vištiena. Šiandien dar planuojam nueiti į baseiną, gal pasportuoti, jeigu spėsim, nežinom, iki kelių dirba, nes praeitą kartą nuvarėm buvo uždaryta. Va tokia mūsų vakarienė. Ryžiai, jūros gėrybės, Emi ryžiai su vištiena, kokteiliukai. Ir vėl tas kainuos apie 5 eurus. Viskas turiu omeny. Išsiaiškinam tik ką, kad baseinas dirba iki 10. Tai taip atrodo vietelė. Žinoma, fainai, ar ne? Turint omeny, kiek čia
Būdai kainuoja per mėnesį, kad už 300 eurų gali gyventi su baseinu ir sporto salė komplekse. Tai hebra, nublem. Kur tai matyta? Ir sakau, ir maistas kainuoja pigiai. Ir šiaip kur. Emmy, where we are now? I don't know. Exactly. And that's the most fun part, right? Mes atvarėm į marketą ir čia prasideda Big City Life, hebra. Šiaip atvarėm su tikslu. Emmy reikia šortų, o man būtų What are gerai, you saying? gerai apsikirti. I'm telling that we came here with Target. We have a mission to get you shorts, and for me it would be good to get a haircut, right? And also we came here just to see the place. Tai čia yra Kuala Lumpūro centras. Viena iš jo centrinių dalių marketas. Tiesiog vairuotojas, takso vairuotojas sakė, kad čionais yra indų rajonas. Indų produktų galima rasti. Ir vėl noriu atkreipti savo ir jūsų dėmesį, kaip čia yra švaru. Čia yra Turgaus gatvė, ar ne? Pasižiūrėkit. Vienas kitas kardoniukas, popieriukas mėtasi, bet in general labai švaru, labai tvarkinga. I don't know. This thing is $5. $5? Yeah. It's not much. It's not much at all. It's pennies. It's pennies. Let's buy you maybe an Indian dress, Emmy. I swear, I would wear it with Yeah. we have so many. What is this? Is it candies? Yeah, it's candies. Or I toys like for kids. Saldainiukai. Čianais vaisiai supjaustyti. Oh my god, so much candy. You wanna hold there and make a candy angel? Jinai nepagauna, sakau, nori padaryti saldainio angelą užkritus ant stalo, bet jinai nesupranta, nes angelus mes darom tik tai su sniegu, ar ne? You want the sweet potato? Yes. I Yes, want to try let's everything. get 2 of them. Pictures. 2 pieces. How much is it for 2 pieces? 5 pieces, 3 ringgit. 5 pieces, 3 ringgit. Yes. Okay. So, can you? Five. I think this way Okay, what we have? We have This one. watermelon. This one papaya, watermelon, Mhm. guava. What is this? This one chicken. Chicken Oh, nuggets. that's chicken? Yeah. Oh, okay. Let's stick to fruits and this one, and Yes. later we take some meat, right? Tai miesto centre paukščiai surengė fiestą. Baisiai jie ten krykštauja. Bičas stulpą nuvertė tik. Paukščiai nutilo. Paukščiai nutilo sekundė, kai stulpas virta. Perkame misijoną. Aš dabar esu matavimosi kabinoj su ja. Nesu tikras, kiek tai yra padarų jų kultūroje. Pas juos musulmonų daug. Mes tiesiog čilinam dviese persirengimo kambarį. Okay, this one looks cool. Try this one too. I think the red is better. Yeah, well, basically. I think the red Maybe is they're more cute. trying, yeah. This one is like, you're not even in army or like related to war, so. And we are not going to, camp in the forest or hunt. Oh, you know something? You wanna know something? Tradiciniai maisto filmavimai, užsakiau masalą, arbatos ir, it's a naan bread, right? Naan duonelė su sūriu ir česnakais ir čia visokių padažiukų ir tuoj imsiuos šitą darbą. Tiesiog nersiu galvą žemyn, visas išsimozosiu
ir net klyksiu valgydamas, nes esu alkanas jau. Ir mes Kuala Lumpūre ir žinokit, kuo toliau, tuo man labiau patinka šita vieta. Labai kultūringa, labai gražu, labai nice. Pigu, kas svarbiausia, ta prasme, kaina ir kokybė ir tokių mašinyčių pilna visur. Jau kalbėjau apie tai, kad geras mašinas, krūti mocai ir kainos. Svarbiausia, kai keliauji, ar ne, tu nenori daug išleisdinėti. Už tos pinigus nori gauti kuo daugiau. Tai Malaizija, Kuala Lumpūras tą tau suteikia. Kainos ir kokybės santykis iš šalių, kuriuose buvau per šitą savo išvyką, tai Indija, Šri Lanka. Su Indija dėl kainų ten sunku varžytis, kadangi Indija pigų, labai pigų. Bet Indijoje 2 kartus apsinuodėjau maistu. Aš apie tai, ar ne? Ir jo, Indija, Šri Lanka, Afrika, Vietname buvau. Vietnamo nelabai patyrinėjau. Bet kol kas šitą vietą labai pripažįstu ir vaibinu aš čionais. Sunešė mūsų visą maistą. Tai masala arbata, čia ta duonelė, tada vištiena su ryžiais ir obuolių sultis su ledukais kainavo mums apie 7 ringetus. 50 ringetų yra 10 eurų. Tai kiek? 8 eurai maždaug. Viskas. Pavalgyt 2 žmonėm 8 eurai. Ir čia skaitosi brangiau negu ten, kur mes valgom paprastai. Mes ten sumokam iš vis pitaką. Yes, we could. Night marketas. Prisiminiau, žinot, kas man patinka šitoj šaly? Kad prie tavęs nelenda žmonės su savo visokiom paslaugom ir panašiai, su viltim iš tavęs uždirbti, nes tas kartais erzina. Tiesiog vaikštinėjai kur nors nuo šaly paplūdimi, pavyzdžiui, ir prisistato kokie hello sir, where are you from, bla bla bla, ir tie patys klausimai visą laiką, ir tu visą laiką, suprantama, išlieki mandagus. Va? It's a fish market. This one. Oh, Yeah, I like how much. a rats and the cockroaches. My, See? what did they do here? What do you mean? What did they do? It's a fish market. They came to feast. Look at the cockroaches. I mean, tarakonai. They're literally so big. Fuck. The inside is kind of white. Let's go. Come, Emmy. It's not yet very visible, but Žiurkės ir tarakonai. Ir jie tiesiog laksto čia visur. Fu. Kvepia kaip žuvų turgus. Kas? Tiek daug dalykų, kurių aš gyvenime net nesu matęs. Pavyzdžiui, va čia kas tokia. Seklytės. Nu, čia imbieras, suprantama. Hi, hello. Va čia kas toks per vaisius. Šitas ponas Spygliuotis. Žuvys. Let's take a look. Viščiukai tenais. It's a lift.
live chicken. Well, it's a fish. Like, What do you mean? exactly, but like, it looks so different. Like, it looks cool. It's flat fish. So. What time is it, Abby? It's 9:22. 9:20 dabar laikas. Ir kai kurios parduotuvės pas juos pradeda, pavyzdžiui, dirbti nuo 4 praeitą kartą mes į Restiką nuvarėm, į užkandinę nuvarėm. Nuo 4 tik pradeda dirbti ir suprantama, nes iki tol labai kaitri saulė. Čia viena iš tų šalių, kur veiksmas prasideda sutemus. Oh, my Tokios cousin. krevetės viskas. My cousin. Chickens. Toliau vyksta miesto naršymas. Priėjome prie mečetės. Vyksta pamaldos. Ar kas ten žino, kas ten vyksta, nes jie tiesiog šneka. Būtų cool užeiti, bet Emi ne visai supratus, ne visai tinkamos išvaizdos su savo styrančiais papais. Nenorime įžeisti Alacho. Come. Fuck, the heat edge. Oh my god, it's so cold. Įvairiausio maistuko. Man atrodo, čia visas verslas paremtas tuo, kad jie eina melstis į mečetę, o čia nais. O po to ateina čia valgyt. We're going back out of here. Mes keliaujam iki bokštų, va ten tie bokštai dabar, biški matas. Ir sustojom skalbimo vieteliai ir Emi lygina su savo šalim vis. Sako, oh my god, jeigu tai būtų Afrikoje, tai čia sako dar 4 apsauginius pastatys, sakau, tam, kad niekas nepavogtų tavo išskalbtų rūbų, sako, ne, tam, kad niekas nepavogtų šitų skalbimo mašinų ir šitų stalų, kurie laisvai tiesiog stovi. Jeigu kam kyla klausimai, iki kokių čia bokštų mes susiruošėm. Štai, mes bandom nusigauti štai ten. Emi, tell me, einam iki bokštų. Einam iki bokšto. Einam iki bokšto ir bokštas tenais yra. Blemba, sakykit, ką norit, bet juodi numeriai atrodo tight as fuck. Ta prasme, užmetė į tamsintus langus, pasiniaukiai savo žibintus ir viskas, ir tuningas. Ir daug. Kokie jaukus skersgatviukai. Žinot, kaip kur jaučiuosi, kaip kokio Japonijoje. Nors Japonijoje niekad nebuvau, bet iš YouTube'o ir iš filmų toks vaibas atrodo. Tokie jaukus apšviesti, skersgatviai tvarkingi. Šviečia iš toli. Malaizietiškas Kuala Lumpūro buitekas. Taip žmonės gyvena, gal 5 mocai stovi. Katiniukas. Mato, toks gyvenamasis rajonėlis. Ir čia yra miesto centras.
Čia yra visiškas centras. Galiu pasakyti, kad nėra triukšmo kažkokio, kuris regis trukdytų gyventi. Ir netgi greitkeliai yra, bet jie aptverti. Yra tvora nuo greitkelio. Skau, varom. Čia yra tiltas, va šitas dabar jis geltonai šviečia, bet jisai keičia spalvas. Tiltas per upę ir jisai mus priartins prie legendinių bokštų. Going? You going or you want me to leave you here? I mean, I just will come to pick you up later, okay? Žiūrėk, katiniukas. Katiniukas ir visi tiesiog praeidami paglostai. Blemba, aš negaliu, žinokit, atsistebėti, kaip čia yra tvarkinga. Tipo, miesto centras, pasižiūrėkit į šitas laiptus. Čia plytelėm išklijuoti laiptai. Jokių šiukšlių, nieko. Jokio triukšmo. Jokių girtų žmonių. Karšta, dabar kokie 2,8 ar 20. Jo, apie 2,8, sakyčiau, 2,7. Bet karštis nesmaudantis yra. Net ir dienos metu yra taip drėgna ir karšta toks klimatas. Dienos metu būna tramdu maždaug. Gal aš jau pripratęs tiesiog. Ko tikėtis. Emi, let's go. Yes. Let's go. Žinot ką, aš vengiu dabar, kad galiu lažintis, jog Afrikoje tu turėtum mokėti už praėjimą per šitą tiltą. Ten už kiekvieną šūdą moki. Biški kažkas kitaip. Kažkas biški įdėjo darbo. Viskas tu moki už tai. Toks iš visko spaudžia pinigus ir vis tiek nesugeba kelių susitvarkyti pas save sostinį. Sostiniai per žvyrkelį važiuoja. Perėjom tiltą. Ten tie bokštai, o čia hebra kapinės. Tiesiog po apačią kapai žmonių. Kas išla? Čia garsistas bičas. Ir jie ten kažką filmuoja, žiūrėkit. They sell juice there. Yeah, they sell juice. That's why they need an audio guy here. Of course, that's not what I mean. What, sell juice? They make something like. Let's go. What? I don't know, you tell me what. Is it a picture? What? I think it's something like related to video production stuff. It's not that you can go there and make it. It's more like they doing something for television, maybe some commercials. Oh no. Reikia atsargiai eiti su kamera prie šitų bičių, nes jie irgi pamatys, kad aš filmuoju ir iš karto mokėk šaibas. Nors, iš tiesų, vėl, grįžtam prie to, kad žmonės čia neįkyrus. Jie nelenda, nešoka prie tavęs, kad, tipo, tave išnaudoti ir pasiimti pinigėlį ten už savo paslaugą, kurios tau gyvenime nereikia, neprireiks.
Emi, we are here. Va, kur mes ėjome visą šį laiką. Prie Mission Impossible bokštų. Žiūrėkit, neblogi ratukai ir jie. Tiesiog išvedė kažkas savo kačiuką pavedžia. Look at him. Just look at. Naktį atvarėm pavalgyti, šiandien yra musulmonų naujieji metai. Tai žmonių, gausiai pakankamai. Kaip vidurnaktį. Ir mūsų namai visai netoli, va tenais. Čia atvarom pasiimti maisto išsinešimui. Arba tiesiog ryte pavalgyti. Tiniukas dabar žaidžia su tarakonu. Yeah.